Šiandien pirma diena per 4 paskutinės nuo operacijos. Kiek dabar diena? Šiandien sekmadienis, operavo mane trečiadienį, tai 4 dienas prie. Pirma diena, kad aš ant saulės sėdžiu. Tai reikia biškį vitamino D. Sako, gijimui, kaului ypatingai labai gerai yra vitaminas D. Tai jau natūralaus bandau pasikrauti. Atnešė Konoras kėdę, kad pasikėlus sėdėčiau. Sakau, jaučiuosi kaip sena babutė. Ai. Aha. Ką čia dabar krapštai? Kai buvau gipse, tai bandžiau vis tiek namuose sportuoti, viršinio kūno dalį visada treniruotės dariausi, turiu 2 10 kg svorius ir 2 5. Vis pasidaryti viršinės kūno dalies treniruotę ir mano operacija buvo trečiadienį, tai aš antradienį dar pasportavau ir jau 4 dienas kaip nesportavau. Ir iš tikrųjų labai noriu sportuoti, nes man užpakalį skauda nuo to sėdėjimo. Ir noriu darytis viršinės kūno dalies treniruotės, bet man reikia koją iškėlus būti, tai dabar taip biškį nesąmoningai nenoriu ir suprakaituoti, nes vis tiek dar čia yra žaizda, reikia, kad jinai sugytų. Tai dar turbūt nesportuosiu savaitę, tai čia turbūt mano bus ilgiausias metas, kada nesportavau tokį ilgą laiko tarpą. Neatsimenu, kada iš tikrųjų pradėjau sportuoti po gimdymo. Gal porą savaičių realiai buvo praėję. Išėjau iš ligoninės, man po operacijos iš karto pasakė, kad aš galiu minti ant šito bato ir eiti su šito batu be jokių ramentų. Bet man labai baisu buvo. Bet ėjau vis tiek, nes buvo visas nervas numarintas. Ir dabar bijau priminti, nes atrodo, kad visada, kai aš minu, šiaip visiškai neskauda, bet kai minu, man atrodo, kad žaizda mano trinasi į tą batą ir jaučiasi, ir yra toksai lengvas skausmelis. Tai dabar tėvuliaus to gijimo atrodo tiek visokių minčių, tiek klausimų. Ir googlinu, kaip veikia tas moonboot, kaip pagreitinti kojos gijimą. Tai žodžiu, pradžiai dabar mano yra tipsai tokie, ką aš darau ir ką aš patarčiau daryti. Laikyti koją iškėlus ir bent jau 45 arba 50 minučių per valandą būti ją iškėlus. Tos 15 minučių gali būti nuėjimas į tualetą, pasidarimas kažkokio sumuštinio ir panašiai. Labai džiaugiuosi, mano vyras yra nuostabus vyras, jis pridarė pilną šaldytuvą valgyti, tai man ką reikia padaryti, kai jo nėra. Taip mažutė. Iš tikrųjų, Konoro šeima irgi labai padeda, atvažiuoja, tai maistą galiu tik tai išsimti šaldytuvo, pasišildyti mikrobangėje, jeigu reikia ir viskas. Bet vis tiek stengiasi kiek įmanoma, va tas 15-10 minučių, tai man morališkai reikia pasimti jas, kad eiti prasivaikščiot, kažką pasidaryti aplink namus. Tai šiandien iš tikrųjų Kauno žaidimų vietą sutvarkiau, išploviau grindis virtuviai, iškepiau duoną ryte, išploviau indus, žodžiu, kad geriau jausčiausi, nes aš labai nemėgstu sėdėti, nieko nedaryti, tai man, va tas va turbūt galbūt sunkiausiai yra, kai yra toksai sužeidimas, bet aš manau, kad nieko, be abejo praeis ir kažkaip mane gyvenimas norėjo šiek tiek pristabdyti. Ir sakau, va, tai laikyti koją iškėlus ir turbūt yra labai svarbu, neturbūt, o yra labai svarbu sveikai maitintis, valgyti gerą maistą, nepergamintą, koks čia dabar tas vėlgi. Kai būna užstringa lietuviški žodžiai, kad aš googlinu ir skaitau informaciją visą anglų kalbą, tai man reikia viską išversti. Ir jeigu aš tų žodžių nelabai vartoju lietuvių kalbą, tai aš jau net nežinau. Aš žinau, ką turiu minty, bet būna nežinau. Namie gaminta siauroji duona. Namie gaminti kopūsčiukai. Kiaušiniai nenaminiai. Mama! Avokadas nenaminis. Ką mažutė? Skanu? Patinka? Ir Alvy. Taip, musė. Išleidė musę mes vaikai. Labas rytas, šiandien yra pirmadienis. Be poros dienų, savaitė po mano operacijos. Pakalba. Aš jau metus nefilmavau video, tai dabar jisai visada, kai žiūriu į telefoną, jis savo mamą, nes jis galvo, kad su kažko šneku. Tai atpratęs vaikas, nežino, ką reiškia, kai mama kamerą pasiema rankas ir filmuot pradeda. Tai jau dabar pusryčiaujam, atvažiuos močiutė, Kaunučio Džima, Lietuvoje močiutė, Australijoje Džima.
ir važiuos jie į gimnastikos klasę. Užsuks gal į kavinę, tenai krasano būna pusę kauntų suvalgo. Tai dabar vaikas irgi mano valgo, labai patinka jam, o jai patinka mano duona gaminta ir labai jam patinka kopūsčiukai rauginti. Tai visada, jeigu būna biški fasi, jeigu kažko nenori valgyti, tai kopūsto pasiūlo, tai vis tiek jiems. Tai dabar pusryčiausiam, o aš bandysiu baigti montuoti ir įkelti patį pirmą video. Ir galbūt pradėsiu montuoti šį. Mano pietus kino, bolivinė balada, su va čia štai visokiais pomidorais, visko. Ką, mažyti? Skanu. O čia kaunučio. Makaroniukų biški, vištytės, troškinys su daržovė, moliūgo daug, bulvytės, svogūnai, česnakai ir taip toliau. O čia mano. Ir aš to avokadų dar valgau. Na, mamai teks pabaigti, nes šilčiau mikrobangiai šitą šiek tiek. Ir antrą kartą mikrobangiai mes maisto nešildom. Tai jau nebevalgys Kaunas, tai mama turės pabaigti. Tik tiek suvalgė. O dabar valgo dar bananų duonos vaikas. Ir tokie iš tikrųjų, va, tie tokie seilinukai visi, toksai kaip marškinukai, tai nepakeičiamas dalykas. Realiai labai gerai, ypatingai, kai jisai dabar pradėjo labai norėti pats tik tai valgyti, tai aišku, visur irgi ant žemės, visur visko būna. Tai laimurzinasi čia, paskui nurengi ir drabužėlis švarus. Tai pavalgėm, dabar pažaisim kažkaip, aš su savo takoja. Tai nelabai man čia žaidimai kažkokie vyksta, bet aš stengiuosi irgi vaiką vis tiek kažkaip paentiteininti. Ar čia pažaidžiam kažkokį, ar ten protinį žaidimą, ar knygutę paskaitom. Ne-a. Kas ne-a? Nenori? Nu gerai, duok. Sakyk, ne, ačiū. Nu gerai. Bananų duoną pabaigsiu. O bananų duona tai labai paprastas receptas. Tai va, čia parašau. Galite įsisaugoti. Ir Kaunui labai patinka, tai čia užkandukas toksai jam būna. Gerai, dabar jau kai suvalgiau, galim toliau kalbėti. Atsikėlė po miegučio. Tai toksai piktas visada dar atsikėlė, susišiaušęs mano vaikas visas. Bet paskui reikia nukalbinti, nes dabar aš bandau baigti maitinti. Ką mažyti? Taip, čia mamytė filmuoja save. Taip? Taip. Tai aš bandau mažiau krūtimi maitinti. Ačiū kažkutė, ačiū Kaunutė. Noriu? Į antrą duodė. Ačiū. Ačiū mažyti. Ir tai dabar visada šitą. Kita. Teka, tai kita. Kita, nu gerai, parodyk. Ačiū. Aha. Tai bandau nutraukti žindimą po truputį. Ei, tai tu duodi ar neduodi? Jisai dabar žaidžia su mane labai. Nori. Erzino, atseit duoda žaislą, paskui neduoda. Tai bandau nutraukti žindimą. Kol kas maitinu prieš miegelį, kai tik atsikeli ryte ir vieną prieš pietų miegą. Dažniausiai va to pietų miego jau aš pradėjau nutraukinėti prieš man kojai sulūžtant. Prieš pietų miegą jau buvo labai gerai išėję nutraukti, todėl kad mes dažniausiai kažką veikiam arba išvažiavę būnam ir į mašiną užmiega ir paskui perkelį, tai dar netaip sunku. Noriu paskaityti knygutę. Paskaityti knygutę ir to pradėsiu filmuoti vėl. Taip, ryklys. O parodyk, kas kitam puslapį. Kas kitam puslapį parodyk. Kas? Taip, Nemo. O kas čia? Buddy. Ei, buddy! Konoro brolis filmavo delfinus, kai jie plaukė laivu ir jisai rėkė, ei, buddy! Tai jisai dabar visada, kai pamato delfiną, sako, ei, buddy! Kaunutė, kas čia? Kas čia? Tatu. Tatu, vėžlys, taip. Čia. Taip, ten ryklys. O kas čia? Čia. Kas? Čia. Šitą mažą musę. Maža. Musę, taip, o čia? Ata. Tai yra. Meška. O kas čia? Ata. Kas čia? Ata.
Čia ūdra, o čia kas? Taip, gegužė. Vešlys. Vivis. Taip. Okay. Nusipirkom lempą iš Temu. Savoningas websaitas. Gavau, bus didelė, graži. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Su mano delnu. Ten tos spintelės prie lovos, maištės spintelės, iš viso miniatiūrinė. Ką, mažutė? Ačiū, žvirbliukai, ačiū. Antradienis beveik savaitė iki prieš kojos, po kojos operacijos. Ei, kur nešies mane? Kur nešies? Ar jau nuspaudai kažką? Mama. Ką? Matai mane? Labas. O, Jėga. labas. Kodėl matai paukščiau? Matai mamytę? Tai aš pabandysiu dar sumontuoti šitą video. Šiandien ištraukiau ką tik iš burnos. Šiandien pirmą kartą pasportavau. 20 minučių, labai nedaug, bet gerai jaučiuosi labai. Tai užsienio kūno dalies treniruotę pasidariau. Trumpa, bet Caroline Govan, tas YouTube kanalas, kur yra anksčiau minėjau, aš dažnai su juo sportuoju. Labai geras, labai efektyvios ir stiprios treniruotės. Tai žiūrėsim, kur mus diena nuneš. Manęs tai niekur nenuneš, aš namie būsiu ir aš pati savęs niekur nenusinešiu, taip lengvai. Ir sakau, nedarykit taip, ramiai sėdėkit ir su ramentais vaikščiokit, o aš užsispyrus noriu išmokti be ramentų vaikščioti per skausmą ir kad man atseit turiu priprasti aš prie to skausmo, nežinau. Nekantri aš, labai nekantri, bet nieko. Mažiau skaudės, dar už savaitės vizitas pas gydytojus ir tada man paaiškins, kas iš tiesų tenai vyko, ką ten veržė, kiek varžtų, kokia plokštė ir kas ir kaip gyja mano žaizda, tas pjovimas. Tai labai nekantrauju to vizito. Dabar būtų jau buvę beveik 4 savaitės po lūžio gijimo, bet dabar dar nėra savaitės man, kadangi vėliau operacija nusitęsė, vėliau operaciją padarė. Man parašė vienas vaikinas, pasako, kaip jam ranka lūžo. Irgi, kai aš praeitame video prašiau jūsų pasidalinti savo istorijom ir papasakoti, kaip kas jums su gijimais. Toliau sakė, Lietuvoje iš tikrųjų nedėjo jokios narkozės, tik tai vietinį tą anestetiką, nuskausminamą ir viskas. Ir sakė, jisai girdėjo, jautė viską, kaip ten gręžė, ką ten darė. Tai nežinau, iš tikrųjų, aš klausiau irgi, aš paskui tam vaikinui atrašiau, sakau, iš tiesų, aš klausiau irgi, ar mane migdys ar ne, tai jie labai net nustebo mano šito klausimo. Tai čia turbūt yra labai aktualu, kad visi nori būti užmigdyti. Aš nežinau, jeigu man būtų pasiūlę, norėčiau pasverti ten tą šalutinį poveikį tų visų vaistų. Tai norėčiau pažiūrėti kaip kas ir jeigu būtų galima rinktis, tai dabar galvoju, galbūt būčiau ir norėjus būti atsikėlus. Bet iš kitos pusės, jeigu aš būčiau girdėjus, kaip ten ką gręžia, tai aš turbūt dar labiau pergyvenčiau ir dar labiau bijočiau ir galvočiau, kad man labai skaudės ir labai sunkiai atsistatys ir taip toliau. Dabar, kai iš tikrųjų nieko visiškai nejaučiau, buvau užmigdyta, tai gal ir dėl to šiek tiek morališkai lengviau. Kiek čia to lengvumo, kai tokia nelaimė įvykus, bet šiek tiek geriau, manau. Šitam kieme, name, turim tik tai tokią citriną. Nuleipus, bet iš tikrųjų 3 citrinas davė praeitą sezoną. Tai visai nemažai tokiai mažytei, bet kodėl nuleipus tokia, nenuleipus, nuskabyta, nes vikšrai labai užpuolė ir baltos lervos tokios čia nesmaigios.
tai labai nuskabė stipriai ir apvalgė, apgriaužė, tai dabar nežinau, reikia bandyti žiūrėti, kaip šiais metais ar atsigaus, ar išsibujos. Labai smagu būtų.